Amen. Labai ačiū šlovintojams. Iš tikrųjų, tiek daug gerų žodžių tose giesmėse. Ir čia yra pirma pamokslo dalis giesmės iš tikrųjų, nes tai, ką mes giedam, mes kalbam. Mes kalbam žodžius, kalbam Dievui, kalbam savo sielai. Ir, jeigu tai atliekam, ne automatiškai, o sustojam, pamastom apie tuos žodžius, kuriuos giedam, tai iš tikrųjų pasimkim viską iš tarnavimo, iš susirinkimo, nes galima ir nepasimti, galima ir neapmastyti. Ateini su savo debesiu, ar ne, kažkokių minčių, problemų, ar dar kažko tai, ir išeini su to pačiu debesiu, jo nepalikęs. Tai gali ir tai būti, nes ir tai būna kartais, mes esam žmonės, visaip yra. Bet siekinys yra, kad mes pasimtume viską. Šias kelias valandas, kada būnam Dievo akivaizdoj. Ir aš manau, kad toks yra Dievo planas, kada mes susirenkam, kad jo apreiškimo šviesa, jo ne tik kažkoks jausmas, bet ir tai, kad tu kažką supratai, pažinai, ne tai, kad pajautai. Ir kaip aš sakau, kad tu pravėrė dar kažkokio vieno kambario duris ir žvilgtelėjai, nes jų yra labai daug. Čia yra apgaulė, kad aš jau čia viskas aišku, jau Biblija perskaityta. Ne. Mes Dievo neuždarysim. Mes galim užsidaryti savo ribotam pažinime ir tiek, bet jo mes to nesumažinam savo tuo supratimu. Tai va. O šiandien turiu tokią temą: geri darbai ar vergystė. Ir čia pasirinkau tokį paveikslą, galbūt noris truputį keletą žodžių, kas čia per paveikslas. Tai čia yra Van Gogo paveikslas, Gerasis samarietis. Aš kažkaip netikėjau, kad Van Gogas galėjo būti tokį nutapęs, ir pasirodo, jis nutapė maždaug prieš 135 metus tas paveikslas nutapytas, ir jis yra kopija, pasirodo. Čia nėra jo originalus darbas, jisai kopijavo kitą dailininką. Tai čia tokia trumpa istorija, ir ta scena atpažįstat, ar ne, turbūt. Jisai kelia ant savo arklio, tas Gerasis samarietis kelia tą sumuštą vargšą žmogų, reiškia perrištą galvą, ir kelia ant arklio, ir mėtosi kažkokios dėžės, turbūt plėšikai apiplėšė, paliko tuščią viską į to žmogaus. O nežinau, gal čia to samariečio daiktai, jisai numetė tos daiktus, ir čia galim interpretuoti. Ir tolumai matosi eina du žmonės. Kas tie du žmonės? Tai vienas levitas, ar ne, o kitas kunigas. Vienas šlovintojas, kitas kunigas. Ir, reiškia, toksai, tokia scena. Ir tiesiog man buvo labai, labai įdomu, ir kad jisai nutapė, Van Gogas, tas, kur dabar yra garbinamas, ir jo paveikslą perkami už dešimtis ir šimtus milijonų. Tai čia, irgi yra labai įdomu. Tai bet aš nekalbėsiu iš tos rašto vietos apie gerąjį samarietį, bet noriu, kad tai tiesiog būtų kaip kažkoks vaizdas prieš akis mums, pamastymui, apmastymui, bet mano šiandien bus pamokslas iš laiško Galatams. Imsiu vien tik tai laišką Galatams. Ir aš
taip jį perskaičiau ir toks buvo jausmas, kad kaip gerai, kad aš jį beveik, taip kelių dienų bėgį perskaičiau beveik vienu prisėdimu. Ir labai tas bendras vaizdas matosi, nes yra teologų, kurie sako, kad laiškai ar netgi apreiškimo knyga, jinai buvo rašyta tam, kad būtų perskaitomi susirinkime vieno, reiškia, įkvėpimu, vieno tuo tokiu, be kažkokių komentarų, tiesiog parašytas laiškas ir susirinkimui jis yra perskaitomas. Kaip tarkim, apreiškimo knyga, jinai turėjo tikslą paguosti persekiojimo bažnyčią. Ir tiesiog skaitė apie tuos žvėris, apie tas bausmes, apie Dievo visagalybę. Ir tai yra, sakoma, kad tai yra Jėzaus Kristaus apreiškimas. Kad tai yra ta knyga apie Jėzų Kristų. O mes kartais paimam tą vieną rašto vietoje, narstom, kankinam, stengiamės kažkaip. Ne, pasirodo, tai yra visa knyga paguodai, bažnyčiai paguosti. Tai va čia toksai pastebėjimas ir tas būtent laiškas Galatams, jisai man išsikristalizavo du tie pagrindiniai tokie dalykai, kad labai daug apie gerus darbus, bet gal visų pirma apie vergystę. Ir man tai buvo tokia tiesa, toks, reiškia, matymas kiaurai. Toksai matymas žmogaus, kiaurai žmogaus matymas. Ir man kartais galvoju, kaip taip gali būti, praėjo keli tūkstantmečiai, žinai. Ir tu skaitai, ir tu matai, kad tave mato kiaurai, Dievo žodis tave skaito, žinai, ne tu jį skaitai, bet tu Dievo žodis tave. Ir kodėl taip yra? Ir vienas atsakymų, kad tai yra tiesa. Tai yra tiesa apie mus. Reiškia, ar pati dvasia jinai įkvėpia atverti tų rašančiųjų akis, kad jie parašytų tiesą. Nes tiesa jinai, žmogaus siela nesikeičia. Ir jeigu kažkas kalba teisingai apie žmogaus sielą, kaip tarkim yra koks nors fizikinis dėsnis, ar ne, ten apie kokią trauką ar apie kažką, tai yra tiesa. Tai yra tiesa, tai yra ir tas, kuris kalba, jis apibūdina ir sako, va kaip tai yra tvirta, kaip tai yra nepajudinama, žinai. Ir Dievo žodis, kadangi yra tiesa, jisai, svatai, žiūrėk, kaip tai yra tvirta, žinai, praėjo keli tūkstančiai metų ir pasirodo žmogus nepasikeitė, žinai. Galatai buvo ir mes čia kažkur Lietuvoje gyvenantys, galim skaityti ir tave skrodžia taip pat. Ir man dar vienas biškutį, kol prieisiu, toks pastebėjimas. Šią vasarą buvom atostogų ir reiškia, buvom tokiai vietoje šalia Neapolio, ten, kur įsivežė Vezuvijus, ar ne, žinot turbūt, ten yra Pompeja miestas, kuris palaidotas buvo po pelenais ir taip pat Erkolanas, tai šį kartą buvom Erkolane ir vienas dalykas, kuris šį kartą mane tikrai nustebino, kad ta visuomenė buvo lygiai tokia pat kaip mūsų. Jie neturėjo telefonų, neturėjo elektros, medicina ten netokia, neturėjo ten kažkokio rengino, dar kažko, žinai. Bet jų socialinis gyvenimas yra toks pat kaip mūsų. Nes tu vaikštai to miesto gatvėmis, kuris buvo užpiltas. Ir tu matai prekybos centrus, reiškia, kurie yra, jų išplanavimas yra lygiai toks pat, kaip tu nueitum į Saulės miestą ar į Akropolį ar kažkur tai. Lygiai toks pat išplanavimas. Tu ateini prie užkandinės, kur, reiškia, buvo karštas maistas. Tu žiūri lygiai taip pat, žmonės pasimdavo maistą, nueidavo kažkur pavalgyti arba už to restorano sienų ten kieme susėdę valgydavo. Lygiai tas pats, kas dabar. Ir tu matai, kad, žmogus tas pats yra. Ir aš manau, kaip istorinė yra kažkokia tiesa apie žmogų, apie žmogaus socialinį gyvenimą. Taip Dievo žodis, jisai yra, tiesa mūsų sielai.
mūsų sielai, kuri kalba tiesą ir tu atrandi, žiūrėk, čia taip ir taip ir taip. Tai tas buvo man labai įdomu ir dabar pereisiu prie tų tiesų, kurias apaštalas Paulius rašo Galatams. Ir tas laiškas, jisai buvo, kai tu skaitai, matai, kad Paulius rašo nenorėdamas, nes jisai yra griežtas laiškas, jisai reiškia korekcinis laiškas. Paulius, jisai sako, jisai bara juos, jisai rašo ir bara juos. Bara jų reiškia pasirinktą gyvenimą ir pradžioje, aišku, jisai sveikinasi, jisai rašo apie save. Bet jau 6 eilutėje tai paprastai nebūna, kad jau iš karto laiškų pradžioje, Galatams 6 eilutė 1 skyrius. Sako, stebiuosi, kad jūs nuo to, kuris pašaukė jūs į Kristaus malonę, taip greitai persimetėte prie kitokios evangelijos, kuri tarp kitko nėra kitokia, o yra tik jūs klaidinantys žmonės, norintys iškreipti Kristaus evangeliją. Paulius pergyvena, atrodo, ką tu gali padaryti, tu nesi toj vietoj, kaip tu juos gali atvesti į tiesos kelią, žinai. Sako, aš stebiuosi, esu nustebintas. Kaip, sako, jūs greitai galėjot persimesti. Ir 8 eilutė. Bet nors ir mes patys, ar angelas iš dangaus, jums skelbtų kitokią evangeliją, negu mes jums paskelbėme, tebūnie prakeiktas. Kaip anksčiau sakėme, taip ir dabar sakau dar kartą, jei kas jums skelbė kitokią evangeliją, negu esate priėmę, tebūnie prakeiktas. Ir apie ką čia kalba? Ko iš čia dabar apaštalas barasi? Kodėl jis čia negražiai kalba? Ir mes paskui suprasim, bet aš iš karto noriu tą pažymėti. Pagrindinis tikslas, kodėl Paulius ėmėsi šio laiško rašyti, todėl kad Galato bažnyčia, galatiečiai, jie priėmė tam tikrą mokymą, kur sako, jums reikia apsipjaustyti. Jums reikia būti artimesni, jūs turi būti labiau žydai, kad būtumėte išgelbėti. Ir aš nežinau, kodėl, atrodo, dabar šiam kontekste skaitant, atrodo, svarbu žmogus tiki, žinai. Ar taip, biški, ar taip, žinai. Svarbu, kodėl tu, Pauliau, dabar čia, žinai, bariesi ir čia iš tikrųjų Paulius pyksta, mes taip negražiai nekalbam bažnyčiai. Ne? Taip nesakom, kad, tas tegu būna prakeiktas, žinai, ateina kažkas kalbėti į mūsų bažnyčią nesąmonės kokią, žinai, ir tu sakai, tegul jisai būna prakeiktas su tuo savo mokymu, žinai. Bet Paulius taip kalbėjo. Ir tas prakeiktas, tai tas atspalvis, kad jis ir kitur naudoja tą žodį, kad, toksai, tegul Dievas būna rūstus, Dievo rūstybė tegul būna ant to žmogaus. Ir
Ir aš bandau irgi suprasti tą kontekstą, Evangelija arba tas Kristaus mokymas arba tas kelias, jisai atėjo iš kur? Iš tikrųjų atėjo iš žydų, ar ne? Ir pats Jėzus sako, aš atėjau skelbti Izraelio pražuvusiom avim gerąją žinią. Visų pirma, ta geroji žinia skambėjo žydų tarpe. Ir tarsi atrodo, kad jinai, pirmiausia jiems skirta, o gal tik jiems skirta. Ir tam, kad, tau kažkaip pasiekti tą žydų lygį, nes žydų tikėjimas reiškia yra tikresnis. Jiems Jėzus skelbė pražuvusiam Izraelio avim, o sako, o kas jūs tokie, ar ne, kaip tą moterį, kuri, reiškia, norėjo išgydymų, sako, bet šunys renka trupinius duonos nuo vaikų stalo. Tavo tikėjimas didelis, būk išgydyta. Ir aš manau, kad buvo tas reiškia, kad tu turi kažką padaryti. Nėra taip viskas paprasta, kad tu čia patikėjai, nieko nedarai, nesilaikai jokio įstatymo, žinai, ir dabar tu turi amžiną gyvenimą. Žinai, va taip imi ir turi amžiną gyvenimą. Ir tai, ką Paulius čia rašo apie įstatymą, apie įstatymo darbus, apie tai, kaip jisai rodo, kokia tai yra beprasmybė, mes vėliau pažiūrėsim. Mums tai skamba normaliai. Mes skaitom 100 metų, nei mes to įstatymų turėjom kaip lietuviai, ar ne? Nei mes apipjaustyti, mes nežinom tų dalykų. O toj visuomenė, reiškia, tai buvo labai rimtas dalykas, nes du dalykai labai šventi žydams buvo paliesti, tai įstatymas ir apipjaustymas, kuriuos iš visų juos kaip tautos tapatybė, žinai. Ir sakau, mes to nesuprasim, kaip tai giliai yra žydų tautoj. Ir tai buvo didelis pasididžiavimas, tauta, kuri turi įstatymą. Įsivaizduoji? Ir jeigu tu pagal tą įstatymą gyveni, tu esi palaimintas. Jeigu tu negyveni pagal tą įstatymą, tu esi nepalaimintas arba prakeiktas. Ir Paulius jisai kalba, sako, sako, nei apipjaustymas, nei įstatymo laikymasis, reiškia, neduoda tos malonės, kurią teikia išgelbėjimas, tikėjimas Kristumi. Ir aš gal tada taip paimsiu vieną kitą rašto vietą ir 4 skyrius, Galatams 4. Apie vergystę. Nuo 6 eilutės. O kadangi esate sūnūs, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo sūnaus dvasią, kuri šaukia Abba tėve. Taigi tu jau nebe vergas, bet sūnus, o jeigu sūnus, tai ir Dievo paveldėtojas per Kristų. Kitados dar nepažindami Dievo, jūs vergavote dievams, kurie iš tikrųjų nėra dievai, bet dabar pažinę Dievą, arba geriau sakant, Dievo pažinti, kaipgi galite grįžti prie menkų, vargingų pradmenų, kuriems ir vėl norite vergauti. Ir čia taip, jeigu paviršutiniškai skaitant, kad vargingų pradmenimis tuo metu laikė irgi vienas iš sinonimų yra įstatymas. Tai buvo kaip, reiškia, pradžia, reiškia kaip pamatas visko.
Vienas iš tų buvo, sako, jūs vėl grįžtate prie vargingų pradmenų, kuriems vėl norite vergauti. Jūs laikotės dienų, mėnesių, laikotarpių, metų. Aš baiminuosi dėl jūsų, kad kartais nebūčiau veltui dirbęs jūsų labui. Prašau jūs, broliai, tapkite tokie kaip aš, nes ir aš tapau toks kaip jūs. Jūs visai neįžeidėte manęs. Jūs žinote, kad jums pirmą kartą paskelbiau Evangeliją, negaluodamas kūnu, ir jūs nepaniekinote ir nepasipiktinote. Kažkur pasimėtė, kaip su to planšetu būna. Paspaudė kažkur ir viskas. Va. Ir nežinau, čia viską atrodo galima skaityti, bet Paulius kalba čia apie tą įsūnystės dvasią ir apie vergo dvasią. Apie tai, kad reiškia, kad tas, kuris yra sūnus, jisai nėra vergas. Ir jisai kalba būtent tai sulygindamas, reiškia, gyvenimą įstatymu kaip vergystė. O tą tikėjimų Kristumi kaip buvimą vaiku. Ir čia nėra jokios kalbos, kad įstatymas yra geras, kad įstatymas yra geras dalykas. Ir 5 skyrius 1 eilutė, todėl tvirtai stovėkite laisvėje, kurią Kristus mus išlaisvino, ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą. Reiškia, Paulius labai pergyvena, jisai labai pergyvena. Sako, kaip jisai ten sako, kad aš ant jūsų nepykstu, bet jis labai išskiria tuos žmonės, kurie skelbia tą žinią. Reiškia, kažkas atėjo ir pradėjo kalbėti. Ne, sako, va mes esam žydai, o jūs esat pagonys ir reikia jums kažką padaryti. Kažką padaryti. Tam, kad viskas būtų gerai. Ir čia, žinot, kodėl, tarkim, Galatai pasirinko, galiu sakyti, čia nesąmonė, kodėl čia mes turim dabar apsipjaustyti, čia kažkoks skausmas, žinai, čia, ne. Bet pasirodo, tas įstatymiškumas arba jo laikymas, jisai turi tam tikro žavesio. Tu jautiesi, kad kažką pasiekiai. Tu, kaip ten sako, susitvarkiai gyvenimą. Žinai, ir tau niekas negali paaiškinti, kad tu neteisingam kely. Tiesiog tu pasidarei tą vieną, trečią, kitą dalyką ir tu susitvarkiai gyvenimą. Puiku. Ir čia taip prašo, kad 3 skyriui 1 eilutė, čia paskaitysiu iš ekumeninių vertimų, man tikslė, gal net nežinau ar tikslesnis, bet tikrai biškutį 3 skyrius 1 eilutė. O neišmanėliai Galatai, kas jūs apžavėjo? Jūs, prieš kurių akis buvo pavaizduotas nukryžiuotasis Jėzus Kristus. Kas jūs apžavėjo? Jūsgi turėjot prieš akis nukryžiuotą Jėzų Kristų. Aš jums viską paskelbiau. Aš paskelbiau tą tiesą, kurią jums reikia tikėti, bet jūs kažkas apžavėjo, kažkas patraukliai labai kalbėjo jums. Ir sako, tai negerai. Ir jisai kitoj vietoj čia tam pačiam laiške aš dar, sako, aš vėl jūs su skausmu gimdau. Sako, Pauliui labai skauda. Tai nėra tai, kad, žinai, man biškutį tas yra kaip šiam laikmetį, daug yra nuomonių, būkim ekumeniški, broliai, žinai, priimkim ir tokią nuomonę, žinai. Sako, ne, man skauda, kad jūs atsitraukėt nuo Kristaus. Atrodo, kas čia, tas apipjaustimas, būk apsipjaustis, bet kad tik tai su Kristumi, žinai. Bet jis visiškai neteisina to. Jis visiškai neteisina ir atrodo ima jauti už ragų pačios problemos pradžiai.
Kas jūs apžavėjo, sako. Nes ir aš galvoju dar tokią, gal prie tokios tam tikros išvados, kalbant apie tą, reiškia, vergystę ir apie tą tokią netikrą ramybę, tą tokią, kaip sakau, gyvenimo susitvarkymą. Mes tarsi pasimam kažkokį konkretų atributą, kad būtume teisūs. Ar ne? Ir žinot, aš prisiminiau, reiškia, kaip Senajam testamente, reiškia, kur yra pasakyta, sako, nedaryk jokio atvaizdo. Ar ne? Ir žydų tauta buvo tokie keistuoliai. Sako, koks tavo Dievo vardas? Aš esu. Žinai. Tai reiškia, Dievo vardas, kad aš esu, arba tai, kad jis yra iš viso, žinai. Tai kaip jis atrodo? Neturiu jokio atvaizdo, žinai. Bet jie turėjo labai gerą įstatymą. Ir tame įstatyme buvo viskas surašyta. Reiškia, ką reikia daryti, kaip reikia apsipjaustyti, kada reikia apipjaustyti, kada reikia nešti kokias aukas. Ir čia ateina Jėzus, sako, jūs neturit jokio atributo, jūs neturit jokios liturgijos, kuri darytų jūs teisėjais. Ir čia, religingam tikinčiam žmogui tai yra, tai yra blogai. O ką jam daryti? Tai reiškia, neturi tai, ką aš čia ar šlovinu, ar kalbu, neturi tas dalykas prasmės? Aišku, kad neturi. Jeigu tai yra sąlyga, kad būčiau išgelbėtas, tai neturi jokios prasmės. Nes, sakau, mes esam žmonės, turim tą pačią sielą. Koks galėtų būti mūsų atributas? To, kuris arčiau Dievo ar kažką. Tai turbūt tas, kuris ant scenos, tas, kuris šlovina Dievą, ar ne? Kelia į rankas, arba tas, kuris kalba, čia tipo kaip aš, ar pastoriai, arba kiti, kurie kalbėtojai. Tas tai tikrai yra kažkaip arčiau Dievo, ar ne? Pasirodo, ne. Tai yra tik tam tikras atributas, kurį mes galvojam, čia tai tikrai yra jau, jeigu tai pakalbėjo, jeigu tai pagėdojo, tai jis tikrai yra, jis vis kitoks žmogus negu aš, jis tikrai yra arčiau Dievo. Bet tai yra netiesa. Nėra jokių atributų, kurie, aš tą žodį galvoju atributų, liturgijos, veiksmų, nežinau kaip dar galima pavadinti, kuri padarytų mus teisesniais prieš Dievą negu kažkas kitas. Kodėl taip yra? Todėl, kad tai yra Kristaus aukos paniekinimas. Tas, kai, auka, aš nežinau tą auką, kaip ten reikia tikėti, netikėti. Aš padariau ir, susitvarkiau savo gyvenimą ir, vis tiek kažkaip geriau viskas atrodo, žinai. Ir tai yra tas, aš galvoju, būtent atrodo tokie niuansai, žinai, bet Paulius labai rimtai išstoja prieš tai. Sako, negali tai būti. Ne, sako, jūs paniekinat Kristų tada. Dingsta tas paveikslas, kurį aš jums nupiešiau. Jūs turėjot prieš tai Kristų, kuris yra nukryžiuotas, o dabar jūs neturit jo. Ir žinot, aš taip dabar kalbu, bet čia iš tikrųjų ta žinia, jinai yra labai protestantiška. Čia ne pirmą kartą mes girdim tą ir sakom, nebūkit religingi, ar ne? Čia religijos darbai kažkokie, ir tik tai Kristus, tik tai tikėjimas, kaip tos tezės yra, ar ne? Tik tai vienam Dievui garbė, reiškia, jinai yra
O, pagaliau nieko nereikia daryti, žinai. Čia yra tokia žinia. Pagaliau nieko nereikia daryti. Ir kaip čia dabar yra? Ar mes teisūs su tuo, kad jau nieko nereikia daryti, tai reiškia dabar, atradom kažką tai. Bet tam pačiam laiške, aš dabar taip gal greit nėra tikslo ir ieškoti, sako, nieko nereiškia nei apipjaustymas, nei neapipjaustymas. Reiškia, tu esi lygiai toks pat. Ar tu atlieki kažkokią liturgiją, ar tu neatlieki. Ir čia yra kalbama apie žmogaus nuteisinimą, apie jo išgelbėjimą. Sako, tu esi, nes nereiškia. Tai reiškia, jeigu tu kažko nedarai, tai tu tiesiog esi toj pačioj vietoje, lyg tai kažkas kažką neteisingai darytų. Tik tiek, kad tu nedarai. Tau nieko, jokio pliuso tame nėra. Jokio pliuso tame nėra. Ir aš noriu paskaityti vieną rašto vietą taip pat iš to pačio laiško, kur aš galvoju yra tam tikras kaip lūžis tarp įstatymo ir jau dabar įvesim tą gyvenimo dvasią, ar ne? Tai būtų 5 skyrius, 13 eilutė. 5 skyrius, 13 eilutė. Jūs, broliai, esate pašaukti laisvei. Ir čia, ta laisvė, jinai labai aukščiau buvo kalbama, jinai grinai yra kaip ta Dievo vaikų laisvė, kurie yra kaip sūnus, kaip dukterys, kurie yra laisvi tuose namuose. Kaip tam palyginimas apie tuos 2 sūnus, ne? Ir mylinti tėvą, sako, tu visa tai, kas yra čia, visada yra tavo, kodėl tu klausinėjai, nesinaudoji, tu esi laisvas naudotis. Ir netgi tam akiplėšai, kuris sako, duok viską mano, aš einu dabar. Tu esi laisvas naudotis, pasirodo, nors tau ir pakenkė tas dalykas. Esate pašaukti laisviai, tik tai nebūna ši laisvė prauga kūnui, bet meilę tarnaukite vieni kitiems. Ar ne? Pasirodo, tai, kad tu dabar jau nieko nedarysi, žinai, nieko nereikia daryti. Dievas myli, Dievas išgelbėja, tu tik tikėk, žinai. Išgelbėjim tu nieko, reiškia, tu jo neužsitarnausi. Ir tai yra tiesa. Tu neužsitarnausi. Ir gerai, paskaitykim tada dar vieną nemažą ištrauką. Tai būtų 5 skyrius nuo 19 eilutės. Ir čia jau Paulius ir rašo po to, kai sako, 13 eilutė sako, jūs esat pašaukti laisviai, tik savo laisvės nenaudokit kūnui. Ir nuo 19, čia sakau, viską galima skaityti, bet aš tiesiog jau jūs man atleiskit arba namuose perskaitykit dar kažką įdomesnio rasit. Kūno darbai yra akivaizdūs. Tai pasileidimas, netyrumas, aš čia skaitau iš ekumeninių vertimų, gal kažkokie gali būti nesutapimų, bet jūs ištirkit viską, kuo skiriasi. Yra akivaizdus, tai pasileidimas, netyrumas, ištvirkimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumas, nesantaika.
rungtyniavimas, piktumai, girtuoklystės, lėbavimai ir panašūs dalykai. Aš įspėju jūs, kaip jau esu įspėjęs, kad tai besielgiantieji nepaveldės Dievo karalystės. O dvasios derlius, čia yra derlius, irgi vaisius, derlius, labai panašų žodžiai. Bet sako, dvasios derlius, tai tu iš karto galvoji, aha, reiškia, buvo kažkas daroma prieš tai, kad tas derlius ateitų. Ar ne? Kažkokia pastanga dedama. Sako, o dvasios derlius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrumas, gerumas, dosnumas, ištikimybė, romumas, savitvarda. Įstatymas tam neprieštarauja. Priklausantis Kristui Jėzui yra nukryžiavę kūną su jo aistromis ir geismais. Čia yra labai baisi rašto eilutė. Nu, vat ištirkim. Aš vilsiuosi Jėzumi, kad jis išgelbės mane. Nes aš nežinau, ar aš tikrai esu nukryžiavęs savo kūną su jo aistromis ir geismais. Jei gyvename dvasia, tai ir siekime dvasia. Nebūkime tuščiagarbiai, nekiršinkime vieni kitų, nepavydėkime vieni kitiems. Ne? Gal galit kas nors mane apipjaustyti ir bus ramu? Ne? Ką? Pasirodo, tai yra gyvenimas toje laisvėje, kurią duoda Kristus. Nes, čia tokia filosofinė ta savoka, laisvė savoka, ar ne? Nes tau laisvė duota, kad tu galėtum pasirinkti. Bet jeigu tu netgi ir nieko nesirinki, tu pasirinki kažką ir jau tampi nelaisvas dėl savo pasirinkimo. Jo, bet faktas, kad reiškia, kad laisvas žmogus gali rinktis. Ir laisvė kam? Kam laisvė? Ar kaip Paulius įvardyja vergystėj, reiškia, ar kūno tenkinimui, kaip 13, tik nelaisvėje tenkinti kūną, tad su meilė tarnaukite vieni kitiems. Jūs esat pašaukti laisvėje. Pasirodo, tai yra laisvė. Auginimas visų šitų dalykų, kas yra dvasios vaisiai, yra laisvo žmogaus gyvenimas. Pasirodo. Tai yra laisvo žmogaus gyvenimas. Žinai, kad kaip koks žemdirbys ar verslininkas, jisai planuoja, žino, ką po ko daryti ir yra kažkokia sistema jo gyvenime, jis kažką augina. Ar ne? Žemdirbys derlių augina, čia tas vaisiai derlius labiau susijęs grynai su žemdirbystė. Ne? Kažkoks procesas yra. Pasirodo, va toks laisvo žmogaus gyvenimas. Kam tu skiri savo laisvę, ką tu pasirinki? Nes kūno tenkinimas jisai gali pavirsti į vergystę. Ar ne? Tai visi puikiai žinom. Ir dėl žmonių priklausomybių ir žmogaus polinkio į priklausomybę. Ir čia man yra labai įdomu, žinot, jeigu mes taip kapojam, šventą raštą, tikrai mes galim sakyti, nieko nedaryk, nieko tau nereikia daryti, ateik pas Kristų, patikėk ir būsi išgelbėtas, žinai. Bet mes nekalbam apie tą gyvenimą, kuris yra su Kristumi. Ir čia pasirodo apaštalas Paulius tam pačiam laiške, bardamas Galatus, jisai sako, koks tai yra tas gyvenimas, kaip ir sako, gyvenkite dvasia, reiškia, ir su ta mintim, kad aš tikiuosi, sako, kad jūs nukryžiavot savo kūnus
kad nebūtų, reiškia, tų geismų, tų geidulių. Nes mes niekaip nepatirsim malonės, kokia ateina iš Dievo, nepatirsim vaisingumo, nes tai yra Dievo karalystė. Aš skaičiau šitą dvasios derlių ir matyt, kai kurie žodžiai yra, reiškia, kad ar Dievo, ar dangaus karalystė, sako, yra teisumas, ramybė ir džiaugsmas. Ar ne? Mes nepatirsim tos Dievo karalystės, jeigu nebus to derliaus. Tiesiog. Sakysim, tai. Kam dirbti, kam reiškia, vis tiek tai išgelbėjimai nieko neduoda. Bet būsi nederlingas, nevaisingas, būsi nelaimingas. Nes tai yra geri dalykai. Teisumas, ramybė, džiaugsmas, meilė, ištikimybė, romumas, savitvarda, reiškia, dosnumas. Čia sako, įstatymas tam neprieštarauja. Tai reiškia, ten jau lieka tas įstatymas su savo potvarkiais kažkur žemiau. Sako, priklausantys Kristui Jėzui yra nukryžiavę kūną su jo aistromis ir geismais. Čia turbūt procesas tų vaisių. Ar ne? Čia turbūt procesas yra ir čia mums kiekvienam yra duotas tas kelias, kiekvienam asmeniškai. Tiek tam, kuris kalba nuo scenos, tiek tam, kuris klauso, tam, kuris kalba yra blogiau viskas, nes tu jau čia mokai kažką, tai tu jau tariesi supratęs kažką, tai ir iš tavęs bus pareikalauta, iš jūsų mažiau bus pareikalauta. Tai čia tas nepriklauso, aš nulipsiu nuo scenos ir tai, kiek aš būsiu nukryžiavęs savo kūną, aistroms toks ir būsiu. Jeigu nebūsiu nukryžiavęs, tai vargas man ir nebūsiu tada. Tai šitas yra sulyginimas, vėl aš grįžtu prie to, Paulius nepalieka jokios landos, kad kažkuris pasiliktų teisesnis dėl kažko tai. Ir kodėl nepalieka? Todėl, kad yra Kristus. Todėl, kad kitaip, Kristaus auka, jo atliktas darbas ant kryžiaus, jisai tampa nematomas. Tau reiškia, tavo tikslas kažką padaryti kitą, kažką padaryti, atlikti, kažką atlikti, kad tavo širdis nusiramintų, kad tu sakytum, pagaliau aš teisus, žinai. Ir kiti mato, kad aš teisus, nes aš turiu tuos pripažintus dalykus, kurie vertinami yra. Ir aš manau, kad dėl to Paulius jisai labai rimtai žiūri į tą, atrodo, tokią lyg smulkmeną, žinai. Tie žmonės ir nesako, kad Kristaus nėra, žinai, kad Kristus yra ne Dievas, jie taip nekalba. Ir netgi, aš jau čia neieškosiu, bet tam pačiam laiške iš Pauliaus kalbos, netgi jie kalbėjo, kad ir Paulius tai pripažįsta. Kad reiškia, nes jisai kalba, tai sako, jeigu aš kalbu, kad reikia apsipjaustyti, tai taip ir taip ir taip, bet sako, aš taip nekalbu. Tai reiškia apie Paulių, kaip autoritetą pasakoja, meluoja apie jį ir sako, ir Paulius mokina taip, tos žinios, reiškia, norėdami kaip labiau įtvirtinti tą momentą. Ir dėl to Paulius piktas yra, sako, tegul būna jie prakeikti. Ir taip yra, jisai labai nekompromisiškas ir labai žiūri ir atrodo, įneša tam tikrą ginčą galbūt, žinai, ir tada kažkaip, bet jisai labai atskiria, sako, aš esu už jūs, sako, aš esu už jūs, aš jūs vėl gimdau, aš, reiškia, man labai gaila dėl jūsų ir sako, bet va šitie, jie būna prakeikti, jis tarsi atskiria. Ir, bet turbūt taip yra, iš to matymo, iš tai, kad Paulius pats buvo susitikęs su Kristumi, kuris jį numetė nuo arklio,
žinai, sako, aš pažįstu Kristų, aš žinau, koks jis yra. O aš galvoju, jeigu mūsų tikėjimas yra toksai apsinešęs ir galvoju, ar toks tas Kristus, ar kitoks, žinai, tada praeina ten ir tie kiti mokymai, žinai, viskas, dėl šventos ramybės nesiginčykim, žinai, aš nesutinku su tuo, mes turim diskutuoti, kalbėti, aiškintis, ginčytis kartais, žinai. Ir, aišku, mes ten nieko neprakeiksim, nes labai yra negražu bažnyčiai kažką prakeikti. Aš čia taip pusiau juokais, bet tik pusiau juokais. Nes tiesa yra tiesa. Jinai visada, kaip Paulius, jisai pačiai pradžiai sustabdo tam tikrus žmonės ir aš tikiu, kad tas laiškas atliko savo darbą Galatų bažnyčiai. Grinai kaip ganytojas, ar ne? Kam ta lazda ganytojai? Kam tu dabar toks piktas su ta lazda vaikštai čia ir tos avys dabar, žinai, tam, kad tam vilkui per sprandą duoti, žinai, su ta lazda. Ir Paulius kaip ganytojas, jisai panaudoja tą lazdą tam tikriem žmonėm. Oi, kaip nehumaniška, žmonėm lazdą, krikščionys žmonėm panaudojo lazdą. Čia taip, žodžiais, kažką pasmerkė, kažką prakeikė, žodžiu, bet jis labai pavydėjo dėl tiesos, labai pergyveno, kad į ką visą tai gali išaukti, kad gali nuklysti kažkur bažnyčia. Ėmėsi tos atsakomybės. Tai va, tokie būtų pamąstymai mums apie gerus darbus, ar apie vergystę, ar ne, kad kartais žinotume, kad geri darbai nėra mūsų išgelbėjimui ir nėra mūsų išteisinimui, bet tam, kad mes turėtume daug derliaus. Geri darbai yra dėl to, kad mes turėtume daug derliaus, kad mes būtume laimingi žmonės. Čia mums kaip pagonim labiau suprantame. Laimingi, žinai. Laimingi. Nes tas, kuris turi daug derliaus, tas, kuris yra mylintis, džiaugsmingas, romus, susivaldantis, ištikimas, reiškia, jis yra laimingas žmogus. Čia yra laimingo žmogaus, galime sakyti, tai yra, bet tai labai nekonkretu, žinai. Kaip tu dabar pasakysi, ar tu jau pasiekiai, ar nepasiekiai, žinai. Ar tu jau nugalėjai nuodėmę savo gyvenime, ar nenugalėjai. Ir kaip grįžtu vėl prie to, geriau apipjaustykit, būsiu bent kažką pasiekęs, nes čia nekonkretu, žinai. Tai va, tai mąstykim apie tai, ir čia yra toks ištyriamasis, aš galvoju, apie tai, ką mes darom, apie tai, dėl ko mes tengiamės, kokius, reiškia, tikslus savo iškeliam, dėl savo vidinio gyvenimo, dėl savo charakterio. Galbūt, aš manau, kad gerai yra apmastyti ir duoti tai Dievo žodžio tiesai praskrosti mūsų sielą, mūsų mintis. Taip.